Labą dieną. Mūsų pašnekovas žurnalo Reitingai vyriausiasis redaktorius Gintaras Sarafinas. Gintarai, visuomenė vis tik tai liūdina labai, iš dalies gal ir stebina, kad ketvirtas nepriklausomybės dešimtmetis ir toks vaizdas, kad ta mūsų švietimo sistema kažkaip keistoj padėtyje įstrigusi, o gal net ir rieda žemyn. Kas blogai? Tai yra paradoksas, kad švietime turėtų ir yra labiausiai išsilavinę žmonės, bet trūkumas galbūt yra tame, kad jie nemaža dalis galvoja ne apie valstybę, ne apie patį švietimą ir ne apie jaunus žmonės, o galvoja apie save. Tai jie tikrai neskursta, gerai gyvena, viskas tvarkoje. Bet kai kiekvienas galvoja tik apie save, sistema ima eižėti. Ir tada tų reformų jau dabar yra be skaičiaus. Ir mes dabar reformuojame reformas. Vien per pastaruosius ketverius metus yra paleista 10 reformų skirtingų, kurioms didžia dalimi yra nepasirengta, kurios yra tiesiog paleidžiamos tam, kad mes norime kaip įeiti į istoriją kaip didieji reformatoriai. Ir negalvojama tada apie rezultatus, negalvojama, kuo viskas baigsis, kaip atsilieps jauniems žmonėms, mokytojams, jaunų žmonių tėvams. Tada galvojama, mes reformatoriai. Na tai matom, taip reformatoriai pravažiavo, po to dar kitiems reikės kažkaip bandyti gyventi. Bet iš tiesų tos reformos kaip ir neturi kažkokio pamato ar bendro tikslo, aš net neįsivaizduoju. Tarsi po Meilės Lukšienės daugiau jokių kitų vaizdinių mūsų mokyklos kaip ir neatsirado. Tiesiog jos tikrai, kaip sakot, atskiri kažkokie tokie bandymai, kurie net ir kartais prieštarauja vienas kitam. Būtent nematoma visuma, nematoma visa dėlionė, dedama po vieną detalę ir manoma, kad kažkaip savaime suveiks. Taip neįvyksta, nesuveikia. Dar koks yra trūkumas, tai dalis reformų iš principo yra geros kaip tokios, bet jos yra neparengtos ir kai paleidžiamos neparengtos reformos, tai jos virsta parodija. Tai geri rezultatai suniokojami ir tada pavyzdžiui, paimkime, nežinau, tuos pačius tarpinius patikrinimus. Tarpiniai patikrinimai kaip idėja yra gera, bet jeigu jiems yra nepasirengta ir jeigu jie yra suplakami su atnaujintomis mokymo programomis, su dar vis neparengtais vadovėliais, su nesančia mokymo medžiaga, su daugybė trūkumų, apie kurias šneka mokyklos, tai gera idėja tampa parodija. Ir tada mes matome, ir dabar jau nežinau, ką reikės daryti, kad tarpiniai patikrinimai Lietuvoje būtų vertinami pozityviai ir duotų gerų rezultatų. Taip pat yra su įtraukiuoju ugdymu. Iš principo šita reforma yra nebloga. Bet jeigu nėra specialistų, kurie dirbtų mokyklose su jaunimu, būtent turinčiu specialiųjų poreikių, jeigu stinga daugybėje mokyklų psichologų, socialinių pedagogų, specialiųjų pedagogų, mokytojų padėjėjų, viskas ta reforma, jinai pradeda klimpti. Ir geras daiktas tampa nevykusiu projektu, kuris kankina ir mokytojus, ir šeimas, ir administracijas mokyklų. Tačiau tai kenkia ir, kaip pasakyti, ko gero valstybės prestižui, nes kaip žiūrėti į tą ministeriją ir į tą valdžią tiems moksleiviams, jau kai kurie iš jų tikrai beveik suaugę žmonės, kada jie mato, kad pati ministerija yra visiškai nepasiruošus, kaip tas atsilikęs trečius metus toj pačioj klasėje moksleivis, kur tai matyta, kad 21 šimtmetį atrodytų misija neįmanoma išleisti vadovėlius tokiai mažai valstybei su tiek nedaug mokinių. Tai ir tarsi ta valstybė kažko moko, kažką vertina, ką jį gali vertinti, jeigu jį pati negeba nieko. Taip, jūs teisi, jeigu mes paimtumėme dabar jau baigę darbą vadinamoji fizikos tarpinių patikrinimo komisija ir ji nustatė, kad trečdalis užduočių yra nepavykusios. Trečdalis, įsivaizduokit, jeigu mokinys taip per kažkokį atsiskaitimą ir ta
kurie rengė tas užduotis, jie turėjo labai daug laiko, jie turėjo profesionalų komandas ir štai trečdalis visiškai patyrė fiasko, ar ne? Tai ir čia mūsų yra valstybės resursai, čia tipo yra atsakomybė yra prisimama, bet mes nieko taip ir nepamatėme. Turiu omeny, nematome, ministras jisai atsiprašė, bet ne jisai čia Jo kaltas. Iš netoks tikrųjų, darbas atsiprašinėti. taip, bet ar jūs esate girdėję, kad per pastarąsias 3 savaitės kam nors plaukas suvirpėjo ant galvos iš tų brokdarių, kurie prastai atliko savo darbą? Turiu omenyje tiek ministerijoje, tiek nacionalinėje švietimo agentūroje, tiek užduočių rengimo visas grupės, kurie ir atliko tą nekokybišką darbą. Niekas niekaip nenukentėjo. Niekas negavo įspėjimo, niekas negavo papeikimo, niekas nebuvo atleistas. Ir kas dar paradoksaliausia, kad bandoma remtis į tuos pačius žmonės ir toliau. Tai, nu, vieną kartą broką padarė, antrą kartą ir jie ne tik niekaip nenukenčia, bet jie dar paprašoma ir gal net ir sumokama, kad jie toliau tęstų tą darbą. Tai yra parodija, tai yra, nu, komiškai mes atrodom kaip valstybė, mūsų tas švietimas, aš nežinau, ką čia reikės daryti ir kiek metų, kad tas įvaizdis, kuris dabar yra suniokotas, pradėtų gerėti. Ir, na, taip labai daug saviveiklos pastebiu. Tiesiog taip neprofesionalu, profaniška. Žmonės, jeigu jie taip dirbtų, nežinau, sveikatos apsaugoje ar ten versle, išrūktumėm per kaminą. O čia dirbama su jaunais žmonėmis, tai yra mes turime 320 tūkstančių mokinių, dar studentų turime apie 100 tūkstančių, matot, yra dideli laukai, daug žmonių paliečia vienaip ar kitaip, bet kai manoma, kad kaip nors savaime praplauksim, tai tada mes nusiritame ir paskui reikia dėti žymiai daugiau pastangų, negu mes būtumėm parengę 3 pamatuotas reformas, jom pasirengę, jas paleidę. Šiaip net ir su tarpiniais patikrinimais yra paprasta. Ne mes čia vakar gimę, pasaulis išradęs yra, bet koks naujas projektas yra pilotuojamas. Tai yra paleidžiama su mažu kiekiu žmonių. Na, tarkime, paimti 1 ar 2 mokyklas ir išbandyti visus tarpinius patikrinimus, viską. Užduotis, adekvatumą, sunkumą, vaikų priėmimą, ar laiką, ar technologinės galimybės, ar viskas veikia. Viskas čia galima buvo padaryti pernai gegužę ar šių metų pernai rugsėjį. Viskas patikrinama, išbandoma ir tada mes bandom su visa valstybė. O pas mus bandymai atlikinėjami su visa valstybė iš pradžių, paskui pamatomos klaidos, tada sugadinus jauniems žmonėms, nežinau, psichologinė ir visokia kitokia savijauta. Gal ir likimus netgi, gal ir tikrai žmogus tarsi atrodo, kad jis kažko nesugeba ir paradoksaliausia, kad praslysti ne mokiniai nori, praslysti valdžia nori taip pat nepasirengusi. Taip, tai mes tiesiog matom mėgėjų agibrigadą, kuri kažką čia bando koncertuoti nevykusiai, net juoko nebekelia jau šiuo atveju. O vaikams tai stipriai pakenkta, nes mums visą rudenį praėjusi, tai yra rugsėjį, spalį ir lapkritį buvo pasakojama, kad tarpinių patikrinimų misija ir paskirtis yra sumažinti jauniems žmonėms streso. Tai jie per šias 3 savaitės streso patyrė tiek, kiek gyvenime turbūt mokiniai nebuvo patyrę jokiom aplinkybėm ir tai dar ne pabaiga. Tai bus dar tarpinių patikrinimų perlaikymas ir bus dar valstybiniai brandos egzaminai, kurie viskas bus sukelta į 12 klasę. Ir tokiu atveju tie vaikai turės ištisinį nuolatinį stresą, ten po 10-12 patikrinimų, testų, dar ten būna tais metais ir bandomieji egzaminai. Tai praktiškai, kai pradėsi ten nuo rugsėjo 1 dienos savo žinias matuoti, tikrinti ir vertinti, tai ir neužbaigsit. Tik tai kažkur ties birželiu viskas ir baigsis. Tai gali baigti ir psichiatriniai ligoniniai galiausiai po tokių, tai ir nėra normalu, nes ar toks yra tikslas, iš tikrųjų, koks turėtų būti tikslas? Atrodo, kad čia kažkoks muštras, čia kažkokie tai kankinimai, išbandymai,
kur tu turi kažkaip ištverti kažkokiu būdu, tikrai tai nebeatrodo normalu civilizuotoje visuomenėje. Tai matot, tai ir apsivertė tas tikslas vietoj streso sumažinimo, dabar jau mūsų ministerijos vadovybė sako, kad gyvenimas yra sunkus, pilnas streso, reikia jauną žmogų paruošti tam stresui, tai jie dabar yra ruošiami. Ir tikslas apsivertė kardinaliai, buvo vienoks, dabar pasiruošo, mes jaunus žmonės stresu ruošiam gyvenimui. Nu, laba diena, galima ir taip mąstyti. Ir tai nėra, kad čia vien tik tai su vienuoliktokais. Tiesą sakant, tas vadinamas įtampos kėlimas ir greitis neišpasakytas, jisai yra visose klasėse. Nuo pirmos, kai ateina jaunas žmogus, dar jisai gal būna toksai ramus, išlaikytas, mąslus žmogus, bet jį greitai įmeta į centrifugą, užsuka ir jisai tada jau tampa lekia visą laiką, nes jau antroji klasė būna patikrinimai, ketvirtoji, šeštoji, aštuntoji, dešimtoji, vienuoliktoji, dvyliktoji. Ir visų patikrinimų, kokioj klasėje bebūtų, esmė ir principas yra greitis. Testai 10 minučių, 15, tarpiniai patikrinimai 45 minutės, ten kai kurie, kur daugiau užduočių, 90 minučių, valstybiniai brandos egzaminai irgi vien tik greitis lemia, nes jeigu žmogus, pavyzdžiui, yra toksai sena galva, kaip sakoma, toks posakis, ar ne, tai jisai išmąsto atsakymą, tai negali sakyti, kad jis matematikos nemoka, bet jeigu jam neskiriama laiko, tai jis neišmąsto atsakymą, ar tada jisai gauna kažkokį žemą įvertinimą, ar iš vis neišlaiko egzamino. Ir paskui mes vis stebimės, kodėl čia pas mus tiek daug vaikų kažkokie nemokintini matematikos egzamino neišlaiko. Daug ir nelaiko, maždaug 8 000 nelaiko matematikos egzamino, o iš tų, kur jau laiko, tai skirtingais metais neišlaiko nuo 15 iki 35%. Tai matot, tai visiškai neliudija tų vaikų lygio, nes negali tiek skirtis kiekvienais metais vaikų lygis. Tai liudija, kad mūsų pati patikrinimo ir egzaminų sistema yra išdrikusi. Ir tada mes su plentvoliu pervažiuojam per jaunus žmonės, per jų likimus, per gyvenimus ir sakom, nu bet kaip taip mes čia, kodėl mums taip nesiseka? Nu, iš tikrųjų, kodėl taip nesiseka? Nu, jeigu nesąmonę darai, tai ir nesiseks. Bet tai to streso kažkaip panašu valdžia, tai jokio nejaučia. Jie tokie visiškai ramus kaip belgai. Ten ką nori jiems sakyk, daryk, sekas, nesiseka. Jie randa pasiteisinimą, kaltų niekada nėra. Tai gal čia tai valdžiai mes per daug leidom gyventi be streso, gal kažką reikia daryti su ją? Tai, na, kaip pasakyti, žinot, kai buvo sukurtos pirmosios komisijos po tarpinių patikrinimų, tai turiuomenį fizikos, matematikos, na, tai kai buvo rengiamos spaudos konferencijos švietimo mokslo ir sporto ministerijoje, tai ir ministro, ir viceministro veiduose matėsi jau didelis stresas ir desperacija, jau tikrai matėsi. Bet matot, paskui nuėjo penktadienį pas premjerę, pasišnekėjo, jinai pasakė, kad nepriima atsistatydinimo pareiškimo, grįžo. Na ir ta drąsa užėjo ir vėl viskas gerai, man leido toliau dirbti, aš toliau dirbu, atsiranda ta drąsa. O Lietuvoje, matot, yra pakankamai didelis konformizmas. Ta prasme, kad kiekviena šeima kovoja už save. Ji negalvoja kaip visuma, pavyzdžiui, tarkime, paimkime 100 000 šeimų išsakytų savo kažkokias pretenzijas. Tarp šeimų yra daug teisininkų, teisininkai surašytų ieškinius ar ne prieš ministeriją, prieš nacionalinę švietimo agentūrą, užsikurtų bendras, reiškia, varikliukas ir pradėtų suktis ir tai jau keltų stresą ministerijai ir nacionaliniai švietimo agentūrai. Bet dabar kiekvienas kovoja už save, tai nėra jėgos. Ir tada, na, galvoja ta šeima, pasisiuskit jūs, aš čia kaip nors išsisuksiu, aš nusamdysiu savo vaikui geriausius korepetitorius, kokius 4-5 mokėsiu belę kiek, svarbu parengtų jį kažkaip, aš rasiu, kur jį, kad įstotų, o jau aš su sistema tai nekovosiu. Tai dauguma taip mąsto. Viskas tada, jeigu tėvai nėra jėga, tai o kas čia gali išjudinti daugiau? Mokytojai irgi nėra jėga. Yra mokytojų, kurie aktyviau besireiškia, na maždaug 30. Nors šiaip mokytojų yra 28 000. Yra mokyklų direktoriai, na kiek mes jų girdim, 3 kokius.
o jų yra 920. Tai matot, kai pažiūri, yra žmonės, na, galvoja, o kodėl aš čia turėčiau dabar nuogas į dilgėlės lysti, kodėl aš čia turėčiau kovoti už tą švietimo gražią ateitį, už jaunų žmonių ateitį, kam čia to reikia? Aš už savo vaiką pakovosiu, o daugiau tai aš prieš sistemą neįsiu. Tegul jie blūdija, kol ten visiškai patys susikompromituos. Tai Bet ir to. buvo laikas, kai ėjom prieš sistemą, iš tikrųjų, tai gal kažkaip reikėtų nuo kažko atsispirti vis tik tai. Kiek dar mes galim taip kristi? Na, matot, kaip jau liko iki rinkimų, tiesą sakant, ir prezidentas. Šiemet 3 rinkimai, tai čia bus įvairių virsmų, turiu omeny ir prezidento, ir Europos parlamento, ir Seimo. Tai pokyčių bus ir ateis ir naujų žmonių, naujų jėgų, gal ir naujų valdančiųjų ir tada jau bus dedamos kažkokios kitos viltis, nes dabar visi, ką girdime pastaruosius mėnesius, ar nagrinėjant švietimą, ar krašto apsaugą, ar visas kitas rytis, nu ką, čia liko pusmetis, tai ką jau čia dabar, kokie čia pokyčiai, ką bekeisim. Taip Nu, mes irgi. kaip ministrą va, pakeitė krašto apsaugos. Nu tai taip, dvigubi standartai, kai šnekam apie švietimą vienaip, kai apie krašto apsaugą galim ir priešingai pašnekėti, taigi čia pas mus taip dažnai būna, galima ir užversti, ir atversti, ir kai reikia rasti pateisinimą, jis yra randamas. Gaila, kad, reiškia, yra tokie kaip nevertinama visiškai švietimo bendruomenė, kiek aš matau ir tie jauni žmonės, realiai kuriant reformą, naujas kažkokį sprendimą priimant, nėra kažkaip atgamtiškai sunku susikviesti ne pritarėjus, kurie viską pritarė ir už viską pabalsuoja, o tuos žmonės jaunus, pavyzdžiui, susikviesti Dievę, bet per šituos tarpinius patikrinimus, kiek girdėjome labai iškalbingų, išmintingų vienuoliktokų. Nerealu. Lietuvoje tiek jaunų, gražių žmonių, taip gražiai mąstančių. Tai ar jie kur nors čia dalyvavo šitose reformose? Jie paraštėse dalyvavo, jeigu ką. Tai dėl jų viskas čia daroma, o jie į jų nuomonę visiškai nekreipiamas dėmesys. Jie yra, sakoma, brangieji, mes jūs įmetam į sūkurį ir jūs plaukit. Tai pavyks, išplauksit, nepavyks, nieko negalim padėti. Tai va su taip jaunai žmonėmis elgiamasi, bet jeigu kuri reforma ir tu mastai apie jauną žmogų, kad jam būtų maksimaliai kokybiška sistema, kad jį maksimaliai išskleistų kaip asmenybę tiek gimnazijoje, tiek įstojus į aukštąją ar bet kokią kitą mokyklą, kad jisai gyvenime, na, būtų ir laimingas, ir kartu save realizavęs, ir kurtų pridėtinę vertę valstybei ir būtų patriotiškas, pilietiškas, nu visom prasmėm visapusiškas žmogus. Nu tai čia iš vis, čia tokiom kategorijom seniai nieks nebemąsto. Tai vadinasi, tų vaikų ir tų žmonių čia nebus, nes jie neturės kaip savęs realizuoti, va tas ir ko gero yra baisiausia. Matot, visada jauni žmonės ieško išeičių, kadangi dabar galimybių yra N, begalybė galimybių, tai jie tikrai ras tie jauni žmonės, kur save padėti, ar Lietuvoje, ar užsienį, bet tokiu atveju mes matome, kad valstybei pradeda trūkinėti šio bei to. Pavyzdžiui, mes matome, kad Lietuvoje stinga drastiškai inžinierių, technologų, gamtos mokslų specialistų, fizikų, chemikų, visų rūšių mokytojų, ypatingai gamtos mokslų. Tai iš kur visas tas susiformavo? Tai iš reformų ir iš to, ką mes ten darėme prieš ankstesniais metais, iš tų reformų pasekmių. Ir po šių metų tarpinio patikrinimo nebejojau, kad sumažės besimokančiųjų fizikos, informacinių technologijų ar chemijos. Jau ir šiaip jų yra ten niekingai mažai, bet tiesiog jauni žmonės ieško lengvesnių kelių, todėl pas mus ir yra perteklius humanitarų, socialinių mokslo atstovų, o kitų visų trūkumas. Ir čia visoje valstybėje paskui mes jau kenčiame, matome, kad ne ten nukeliavome, bet tai mes turim virškinti ir savo valdžios sprendimų pasiekmes.
Gintarai, kad nebūtume tokie pesimistai, tai matot kokią nors šviesą tunelio gale? Pasikeitus valdžiai galbūt kažkaip įmanoma, galbūt tiesiog būtų gerai, kad bent jau ministrai būtų su normaliu pakankamu išsilavinimu, nes pastaruoju metu tai atrodo reikalavimai yra mažesni negu valytojoms. Nereikia nei vadovavimo patirties, nei aukštojo mokslo diplomo, tai tik partinės ištikimybės. Tai gal kažkaip yra kokių tai prošvaisčių, gal ta visuomenė vis dėlto norėtų kažkaip gyventi geriau. Tai yra tų prošvaisčių ir yra daug, bet tai yra ne makro lygmuo, o mikro lygmuo. Tai mes turime 920 mokyklų, mes turime 35 aukštąsias mokyklas ir turime 45 profesinės. Tai ir tarp mokyklų turime nuostabaus aukščiausio lygio, aukščiausio prabos mokyklų, kurios yra niekuo nenusileidžia stipriom vakarų Europos mokyklom. Bet tai nėra mūsų švietimo strategų nuopelnas, tai yra tos mokyklos administracijos ir bendruomenės nuopelnas. Jie sukūrė, jie veikia, jie yra pavyzdys daugumai mokyklų. Lygiai taip pat aukštųjų mokyklų mes turime labai stiprių. Tiesą sakant, pasaulyje yra 22 tūkstančiai universitetų. Tai Vilniaus universitetas patenka į pirmąjį 400 ir dar turime 3 universitetus - Vytauto Didžiojo, Kauno technologijos ir Vilnius Tech, kurie patenka į nuo 500 iki 1500 tas pozicijas. Tai turim kuo pasididžiuoti, turim stiprių aukštųjų mokyklų ir profesinius turime stiprių. Ką jūs, aš buvau čia praeitą savaitgalį Kaune, visose esu buvęs profesinio mokymo centruose, turim tokio lygio, tokių vakarietiškų, tokių modernių centrų, tai jeigu jaunas žmogus nori, tai galimybės jam padedamos ant padėkliuko. Tai jis tada ir neturi kažkaip mąstyti, kur tas mūsų švietimas žingsniuoja, ką ten tie mūsų politikai išdarinėja. Tas žmogus, jeigu jis turi valios, turi pajėgumų, turi pagalbos, jisai pats sugebės užlipti ant tų aukščiausių socialinių laiptelių, padedamas mūsų gerų, stiprių mokyklų, profesinių mokyklų ir aukštųjų mokyklų. Jų yra, jos labai skirtingos, yra ir silpnų žinoma, bet mes dabar šnekam apie pozityvą, tai galima rinktis tarp silpnų ir stiprių, galima atsidurti aukštos prabos mokyklose, bet ten reikės daug dirbti, daug mokytis, atiduoti daug jėgų. Tai jeigu tik tai to noro yra, tai tu ir pakilsi, pasieksi. Tai panašu, kad mūsų valstybėje daug gero yra. Yra labai gabių daug jaunų žmonių, yra gerų labai mokytojų, gerų mokyklų, o tokia silpniausia grandis, ko gero, valdžia, politikai. Jiem reikėtų labiausiai turbūt pasitempti ir susijimti. Bet tai mes ir galima tiesiog ir nekreipti dėmesio, o kodėl čia, tegu jie ten kažkaip savo sultyse verda. Kiek aš važinėjau per Lietuvą, per įvairias mokyklas, aplankę šimtus esu, tai matau, kad dažnai mokyklų vadovai su mokytojais, su pavaduotojais pasitarė ir jie nepuola vykdyti visų 10 reformų. Jie pasima kokias 3. Sako, pas mus tai veikia. Tai kas neveikia, mes tada į tai žiūrėsim taip pro pirštus ir važiuosim trečdalio apsukų. Tai matot, jie pasiema iš centrinės valdžios sprendimų tai, kas jiems tinka, ką jie mato, kas stiprina jų ugdymo įstaigą ar ten mokyklą bendraja prasme ir bendruomenė ir viskas. Ir jie tiesiog pradeda filtruoti. Ir tai, kas yra akivaizdžiai ydinga, žalinga, atmeta. Tai matyt taip ir vyks ir suveikia vis dėlto sveiko proto filtrai. Tai visiems reikėtų palinkėti tiesiog iš tikrųjų galvoti savo galvą, nebėgti kažkam pašvilpus ir būti savarankiškais ir protingais šiuolaikiškais žmonėmis. Tai ačiū, tai buvo Gintaras Serafinas, žurnalo Reitingai vyriausiasis redaktorius. Kam patiko, spauskite patiko ir žiūrėkite mūsų kanalą. Dėkui.